Lietuvių matematika ir žmogaus sauga, kur daug rašom, palankstom riešus ir, tai padarom. Toliau su akim žiūrim į tolį pro langą. Ir, kartais dar su rankom mostus padarom, pirmyn atgal, ir tiek. Kai mes daug rašom, mūsų pirštai pavargsta ir būtina daryti tam tikrus pratimus. Įvairiai judinam pirštus, lankstom vieną, kitą ranką. Galima tiesiog taip paprastai pajudėti. Geras pratimas yra ir lankstumui, riešo, pirštams. Ir tiesiog paprastas, kaip tokią spinutę padaro ir pajudino rankas. Jeigu vaikai reguliariai, tai būtent pradinėse klasėse, jeigu jie aktyviai užsiima fizinė veikla reguliariai kiekvieną dieną, tai būtent tos pradinės klasės ir pirmosios klasės, 4-6 klasės, tai iki 10 metų, tai vaikams susiformuoja įprotis užsiimti fizinę veiklą ir jie didelė tikimybė, kad vėliau būdami jau vyresnio amžiaus didesni, jie tikrai įpras judėti ir tikrai jiems nebus sunku. Nes visą laiką sėdint ant sofos ar visą laiką sėdint, aišku, raumenynas nesivysto ir tikrai yra sunku pradėti sportuoti ir sunku bėgti ir sunku ką nors daryti. Taip kad vaikus gerai būtų nuo pat pradžių, nuo mažumės juos skatinti daug judėti ir kuo daugiau judėti. Labą dieną, mokiniai. Šiandieną vėl pasimankštinsite kartu su manim. Taigi, pirmas pratimas bus skirtas rankoms, kadangi daug rašot ir pavarsta mūsų riešai, truputėlį juos atpalaiduoti, ar ne? Ir kitas pratimas bus kojomis, pastiprinti už tai, kad vėl mes daug sėdim suole, pavarsta mūsų kojos ir tiesiog norisi bėgioti, judėti, ar ne? Tai parodysiu pratimus, kuriuos galim padaryti sėdint ant kėdės. Taigi, pradėkim gal nuo kojų. Laikom pilvo raumenis aktyvius, šonkaulius nuleidžiam žemyn, pečius numetam šiek tiek į priekį, išsiilginam kaklą. Vėlgi mūsų ta pati laikysena, turim būtinai sėdėti išilginę visą stuburą. Pilvo raumenis turi mūsų būti aktyvus, bet ne tik šios mankštos metus, bet visada stenkitės laikyti pilvą patrauktą prie nugaros. Bamba pritraukta prie nugaros yra labai svarbu, nes mūsų pilvo raumenis jie tada yra aktyvus, ar ne, ir mūsų nugara yra visai kitokia, jinai tiesiog yra apsaugota. Taigi, pakelkim dabar abi dvi kojas ir nuleiskim jas žemyn. Galit uždėti rankas ant kojų ir pajausti, kaip įsijungia raumenukai, kai pradeda dirbti kojų raumenis. Jie tiesiog įsitraukia, įsitempia ir paskui nuleidžiant atsipalaiduoja. Taigi labai geras pratimas sėdint, pastiprinti kojų raumenis. Bet būtinai turim išlaikyti nugarą ilgą, bamba pritraukta prie nugaros. Nesikuprinkit, kai tiesiam kojas, išlaikom tą pačią laikyseną. Gerai, iškvepiam tiesiam, įkvepiam nuleidom. Iškvepiam tiesiam, įkvepiam nuleidom kojas, iškvepiam tiesiam. Įkvepiam nuleist, iškvepiam tiesiam, galite prisilaikyti už kėdės atlošą, taip pat už, jeigu yra kur įsikibti. Ir vėl kelis kartus ištiesiam, nuleidom, ištiesiam, nuleidom, dabar kaip ištiesim, paliksim jas pakeltą. Lankstom pėdą, nes pėda sėdint jinai labai nejudri yra, tai mes turim ištempti raumenukus blauzdos, taip pat turim pastiprinti pačią čiurną, ne? Tai lankstom. Atkreipkite dėmesį, turit matyti savo pėdas, kad pėdos nesusisuktų nei į vidų, nei į išorę. Išlaikom visada vieną liniją. Jeigu brėžtumėm tiesą, tai būtų 2, 3 pirštas, čiurna, kelias, klubas. Raumenukai mūsų gali pačiupinėti kojas, jie yra įtempti, dirba dar taip pat ir blauzdas, dirba taip pat ir čiurnas. Ir kvėpuojam, nepamirštam kvėpuoti. Įkvėpimas per 2 judesius, iškvėpimas per 2 judesius.
Taip pat ir pilvas mūsų dirba visą laiką aktyvus, ar ne? Kojas išlaikyti pakeltas nėra taip lengva. Kelis kartus dar lankstom. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Dar kelis kartus. Įkvėpimas, iškvėpimas. Kaip jums sekasi? Gerai? Gerai, nuleidam kojas, dabar rankos. Lygiai taip pat rankos. Lankstom vieną į viršų, kitą žemyn. Riešai. Irgi per plaštaką lai padirba rankos. Viena į save, kita žemyn. Į save, žemyn. Įkvėpimas per du, iškvėpimas. Ilgas rankos, ilgos nugaros, pakaušių tempiamės aukštyn. Nesukumstam. Dar keli kartai. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas ir paskutinis kartas. O dabar ką turim padaryti? Sujungti kartu ir kojos ir rankos. Ištieskit kojas, ištieskit rankas. Bet kai mūsų dešinė ranka kils į viršų, mūsų kairė koja taip pat turės kilti viršų. Žodžiu, priešinga ranka, priešinga koja ir paskui atvirkščiai. Darom kartu. Dešinė ranka į viršų, kairė žemyn, kairė koja į viršų, dešinė žemyn. Ir viens, ir du, ir viens, ir du. Ir vėl reikia susitarti su mūsų smegenim, mūsų karalienė, ar ne, galva. Jinai turi valdyti mūsų kojas ir rankas. Priešinga ranka, priešinga koja. Įkvėpimas per du, iškvėpimas per du. Įkvėpimas, gilus iškvėpimas. Viens ir du, ir viens ir du, ir viens ir du, kaip jums sekasi. Ir viens ir du, ir viens ir greičiau, ir viens ir du, ir viens ir du, ir viens ir du, ir viens ir du, ir viens ir du. Pavyko? Ačiū Jums. Kitas pratimas, kuris bus, vėl atpalaiduos stuburą, pastiprinti pilvo nugaros raumenis. Šiek tiek atsistumkite su kėdė atgal. Bet būtinai nugara, kad būtų prie atlošo. Vieną kartą pažiūrėkite į mane. Pradėsim nuo ilgos mūsų nugaros, ar ne? Ir vyniosim nugarą žemyn, link kojų ir grįšim atbulinę tvarką. Įkvėpimas bus galva, kaklas, lanko žemyn. Leisimės iki kojų pačios, iki pat pėdų. Įkvėpsim su iškvėpimu. Slankstelių paskui slankstelių sugrįšim. Vėl šitas pratimas yra labai geras, kad pagerinti mūsų stuburo lankstumą. Įkvėpsim apačioj, iškvėpiant, iš lėto sugrįšim. Darom kartu. Įkvėpiam per nosį. Galva, kaklas, lanko, pirmyn. Leidžiame žemyn, įkvėpiam apačioje ir iškvėpiant iš lėto sugrįžtam slankstelių paskui slankstelių. Įkvėpiam, galva, kaklas, lanko, leidžiame žemyn. Įkvėpiam apačioj, iškvėpiant iš lėto grįžtam slankstelį paskui slankstelį. Laikom pilvo raumenis aktyvius, neužkriskite pilvu ant šlaunų. Kai nusileidžiam žemyn, lieka tarpas tarp šlaunų ir tarp pilvo. Ir dar galva, kaklas, lanku žemyn, įkvėpiam apačioj. Šonkauliai plečiasi šalis į nugarą, atsimenant kvėpavimą, šonkaulius plečianti šalis. Ir dar 2 kartai leidžiame žemyn, įkvėpiam. Iškvėpiant iš lėto, iš lėto, iš lėto grįžtam. Paskutinis kartas. Įkvėpiam, galva, kaklas, lanku. Įkvėpiam, iškvėpiam, iš lėto, iš lėto, iš lėto. Grįžtam. Šitas pratimas turi atpalaiduoti ir kaklą įsitempus, jeigu jaučiat kartais įtampą kakle ar ne. Taip pat pagerina mūsų stuburo mobilumą, stuburas bus lankstesnis. O jaunas yra žmogus visada tol, kol yra lankstus jo stuburas. Taigi ačiū vaikai, iki sekančio karto.